Sveiki visi. Braškių sezonas. Kaip jūs konservuojate braškės žiemai, ar tik tai valgot visas? Aš tai nutariau truputį užsikonservuoti, uogienės virti dabar nebemadoj, nes viskas suverda ir vitaminų praktiškai nelieka. Neseni laikai, tai sugalvojau, reikia trinti. Braškės gerai išplaunam, nuimam šitos visus žalius kotelius ir dedam kilogramui 200-300 gramų cukraus. Galima braškės džiovinti, taip pat irgi gerai išplauti, nusausinti ir į džiovyklą supjaušius po kokius 3 cm. O geriausia tai taip kaip aš. Tada lieka daug vitaminų ir galima žiemą atsidarai su blynais, šiaip su pienu, su bulka kokia. Dabar sutrinam. Reikia labai gerai išmaišyti, kad visas cukrus ištirptų. Aš dedu 200, bet galima dėti apie 300. Vienu žodžiu 200-300 kg. Labai greitas darbas. Braškės sutrintos, paragavau, puikus skonis. Štai kokia tyrelė. Dabar imam indelius, aš imu štai tokius nedidelius, kad ilgai nereiktų valgyti ir negestų. Tiesiog pripilam. Galima netgi į pyragą kažkokį tai. Paliekam truputį vietos, nes skystis plečiasi. Kai šals šaldytuve, tai jis dar truputį pakils. Jį tai yra šitą tyrelę. Uždarom. Ir štai. Ir į šaldymo kamerą. Puiku. Labai greitai. Ir žiemą bus pasaka. Tiesa, dar galima truputį įpilti citrinos sulčių. Šaukštelį arbatinį kilogramą. Kad išlaikytų savo spalvą braškės. Viskas paruošta, dabar dar įdėsiu į polietileninį maišelį ir į šaldymo kamerą. Taip, kad ruoškite žiemais. Tai labai paprasta, žiemą bus labai puiku, taip kad skanaus ir sėkmės.